Kas konkrečiai tave paskatino ateiti? Maistas, man atrodo, būtų atsakymas. Kylančio Kauno organizacija kaip iniciatyva tai augina galvas, kuriuose auga Kaunas. Ar tenka organizuojant kultūros renginius mieste susidurti su galbūt skeptišku požiūriu iš vyresniosios kartos? Šiaip labai įvairiai. Kiekviena karta vis atneša savo kažkokių vėjų. Kaip tik atnaujinti Aušros laiptai? Gera vieta susitikti. Kultūros sostinės projektas jau senokai baigėsi. Iš tiesų, kokie yra ateities planai? Ateities planai yra, kad mes žvelgiame ne tik į Kauną, bet ir pradedame galvoti apie partnerius ir užsienyje. Ar jūs norite gyventi Kaune? Kažkaip šiais metais labai daug draugų iš Vilniaus grįžo į Kauną ir pasirinko čia gyventi. Jaunas žmogus gali būti ir iki pat mirties. Šiandien pažindinamės su dar viena Kauno kultūros organizacija, iniciatyva, tai yra Kylantis Kaunas ir mums apie ją papasakos organizacijos projektų vadovė Austėja Jociūtė. Sveika, Austėja. Labas. Kaip tu šiandien laikaisi? Šiandien laikausi puikiai, laukia ilga, nuotaikinga diena su daug renginių ir tikrai daug visokių susirinkimų su Kylančiu Kaunu. Tai, kaip suprantu, Kylantis Kaunas turėjo daug įtakos tavo kaip jauno žmogaus gyvenančio Kaune gyvenimui. Galbūt galėtum papasakoti, kaip pati atsidūrei šioje organizacijoje, šioje iniciatyvoje ir koks tavo vaidmuo joje yra konkrečiai. Kylantis Kaunas šiaip susikūrė po Kaunas 2022 visų projektų iniciatyva. Tai dar prieš jam įsikuriant aš pradėjau eiti Kauno iššūkio programą 2017 metais ir ją baigiau 2018. Tai nuo to laiko vis kažką darau, kažkaip nepaleidžia, nors ir studijavau Olandijoje, bet studijavau jau kultūros vadybą, labai pakreipė Kaunas 022 visą mano gyvenimo kelią ir linkmę ir kažkaip taip prisirašiau prie tų jaunimo iniciatyvų, jaunimo idėjų Kaune, kad man tiesiog labai malonu visą tai tęsti ir vis skirtingais rakursais su partneriais užsienį bendradarbiauti, tiek matyti tą jauną, naują, šviežią jaunimą, kuris turi savo idėjas ir kaip galima jiem padėti įsigyventi mieste. Kas konkrečiai tave paskatino ateiti, atsiliepti į skelbimą, galbūt tave atvedė, nežinau, klasės draugas ar draugė, kaip įvyko, kad tu atsidūrei šioje bendruomenėje? Maistas, man atrodo, būtų atsakymas, nes ten buvo parašyta, kad prisijung prie kažkaip kultūrinės iniciatyvos, programos ir galėsi gauti kavos, picų ir, kad bus faino jaunimo. Tai aš kažkaip galvoju, mane nustojo dominti politiką, galvoju, išbandysiu kultūrą, nes duos valgyti. Tai va, labai paprastai. O jeigu reikėtų apibūdinti Kylantį Kauną, nežinau, savo tolimiems giminaičiams arba bičiuliams, kurie negyvena Lietuvoje ir nieko nežino nei apie mūsų miestą, nei apie čia buvusius kultūros sostinės metus, neskaitant nemokamos kavos, kas yra labai svarbu, bet daugiau keliais, gal netgi vienu sakiniu pavyktų tau paaiškinti, kas tai yra per iniciatyvą. Tai bendrai Kylančio Kauno organizacija kaip iniciatyva, tai tiesiog augina galvas, kuriuose auga Kaunas. Tai yra iniciatyvūs žmonės, susirinkę jaunimas, kuris tiesiog kartu kuria ir kuria miestui, kuria savo bendruomenėm. Kokios veiklos sritis yra pagrindinės jūsų organizacijoje? Tai mūsų pagrindinės sritis tai yra jaunimo projektai, mes vykdome renginius, turime įvairių apie 10 jaunimo projektų skirtingomis temomis. Kultūros. Tai filmas, parodos, instaliacijos, muzika ir tie projektai, jie tiesiog bando įgyvendinti savo įvairius tikslus, ar tai kurti jaunimo muzikos bendruomenę ir panašiai. Ir didysis mūsų toks kaip projektas yra Audros festivalis, kuriame veiklas. Audros festivalis artėja. Birželio pradžioje užtvindys, tikiuosi, kad neužpils Kauną. Įdomu, kas laukia šiemet, kokios veiklos tau pačiai įdomiausios ir kokias jaunimo tendencijas jos atliepia šiemet. Tai šiais metais Audros festivalio iš tikrųjų labai laukiu, nes pasirinkome visai unikalias lokacijas ir mane tema labai žavi, nors lieka tos pačios tematinės aktualios jaunimui temos kaip identitetas, miesto savęs ar bendruomenės.
psichologinę gerovę, komunikaciją per jausmus ir pojūčius, bet bendra tokia apibrėžtinė tema yra salos. Tai salos, kaip mes atsitraukiame nuo kažko, kaip mes užsidarome kaip bendruomenė, galbūt kaip mes pailsime ir tos salos atsilieps labai įdomiai mūsų renginiuose. Labiausiai tai laukiu Nefono projekto, kaip jie, žodžiu, vadinsis Overtone. Vyks Lietuvos banke renginys ir jisai kalbės apie kaip ir seniausias Lietuvos salas, tai yra apie tarmes. Bus renginys, bus choras, kuris, žodžiu, atliks tokį kaip performansą ir bus apžvelgtos, kaip tos tarmės keliauja aplink Lietuvą ir kaip jos daro įtaką galbūt mums dabar. Tai čia toks mano mėgstamiausias, laukiamiausias, bet šiaip turėsime veiklų prie funikulieriaus, bus galima pasėdėti Tarpukario kavinėje, Pusės dainos festivalis, kitaip žinomas kaip PDF-as, greičiausiai padarys didžiausią renginį iki šiol, tai labai laukiam, turėsim iš Klaipėdos pagrindinius atlikėjus tokius More ir Jori. Ir nors registraciją pasileidome vakar, bet jau 15 dalyvių užsiregistravo. Tai tikrai crazy, labai laukiam ir partnerių renginių, kurie labai įvairiai atlieps tą salos tematiką. Ar tenka organizuojant kultūros renginius mieste susidurti su galbūt skeptišku požiūriu iš vyresniosios kartos, iš jau įsitvirtinusių organizatorių, kurie galbūt arba lokacijų, gal ne visi nori jūs įsileisti, galbūt ne visi pasitikė tuo, ką jūs darote, ar visi sutinka jaunąją kartą vis dėlto išskėstomis rankomis? Šiaip labai įvairiai. Pirmaisiais audros metais tikrai buvo labai sunku, sakyčiau, šiais metais, nors tikrai sunku yra gauti lokacijas, nes natūralu, kad juose dažnai darom tokiuose, kuriuose renginių nevyksta, bet požiūris yra pasikeitęs, nes yra jau žinomas audros festivalio vardas. Tai kadangi jau jį žino, jau maždaug įsivaizduoja, kokie renginiai, jau yra istorija, kad jie pavyksta gerai, kad tvarkingai jaunimas veikia ir gyvendina savo idėjas. Tai dėl to tikrai požiūris, kad ir kokį žmogų sutikus dažniausiai būna, audra, ką darysite šiais metais labiau negu, kad nesąmonė, nereikia tokio festivalio. Tai aš dėl to labai džiaugiuosi. Vienas labai svarbių dalykų jūsų veikloje yra jaunimo programa Kauno iššūkis. Šiemet, jeigu neklystu, 8 jau karta baigė jį. Kaip sekasi, ar susidurėt jau gal ir su kokiu nors kartų skirtumu, vis dėlto jau 7 metai prabėgo nuo tavo baigimo. Įdomu, koks dabar yra jaunimas, ką jie siūlė, ką jie išmoko šioje programoje, kuri ką tik finišavo. Tai šiaip labai įdomu, kiekviena karta vis atneša savo kažkokių vėjų ir labai skiriasi. Tai ką pastebėjom per tuos metus, kad pavyzdžiui, kai aš pradėjau, Kaune nebuvo labai daug galimybių veikti jaunimui ir dabar yra daugybė iniciatyvų, beveik kiekviena kultūrinė organizacija turi ką pasiūlyti, prie kokių programų prisijungti. Tai yra tiesiog didesnė konkurencija ir gaunasi, kad jaunimo gauni tokį labiau fragmentuotą, kuris dalyvauja daug visur, bet galbūt šiek tiek mažiau iki galo. Bet kuriuo atveju tie projektai, kurie išėjo šiais metais, manau, kad tikrai labai pavykę. Jie atsinešė tikrai unikalių idėjų. Pirmą kartą susikūrė apie trumpametražį filmo projektas ir tokie, o laimėjo šiaip labiau gal net sakyčiau socialinis komunikacinis projektas apie jaunimo erdvių trūkumą Kaune. Ir jie kelia tokią idėją, kad susitikime ant laiptų ir kad mes galime linksmai tenai praleisti laiką kultūriškai, nes, kur kitur eiti, galbūt pakeiskime vietą iš kavinės į lauką ant laiptų. Tai toksai labiau socialinis, galbūt netikėtas, nes dažnai laimėdavo itin kultūriniai projektai. Tai toks išskirtinumas gal. Kaip tik atnaujinti Aušros laiptai? Gera vieta susitikti. Tai jie turi visą sąrašą laiptų ir tikrai manau, kad pamatysime renginių įvairiuose. Kokiais 3 būdvardžiais apibūdintum statistinį Kauno iššūkio alumną? Šiaip galvojau apie tai, pakankamai dažnas klausimas ir net ir patiem Kauno iššūkiečiam, apie ką mes čia esam. Tai tikrai kūrybiškas, energingas ir motyvuotas, galbūt drąsus, sakyčiau, čia jau 4, bet tokie galbūt pagrindiniai. Netelpantis savyje. Netelpantis savyje.
Kultūros sostinės projektas jau senokai baigėsi. Iš tiesų, kokie yra ateities planai? Kaip Kauno iššūkis gyvuos toliau? Ar turite užsitikrinę, o galbūt kaip tik persvarstote savo tolimesnį veiklos planą? Iš tiesų persvarstome, nes tikrai norime atliepti tai, kad jaunimui galimybių vis labiau daugėja. Norime šiek tiek aktualizuoti savo pačią Kauno iššūkio programą. Na, jinai keisdavosi kiekvienais metais, bet planuojame truputėlį šiais metais pasirodyti kitokiu, atviresniu formatu. Ir šiaip ateities planai yra, kad mes žvelgiame ne tik į Kauną, bet ir pradedame galvoti apie partnerius ir užsienyje, tai jau turime kaip tokią Kauno atšaką Tartu, vadinasi Tartu Extended, tai jie yra visiškai pagal Kauno iššūkį pastatyti, tai ketiname turėti daugiau tokių iniciatyvų užsienyje, kad galėtume savo kauniečius, kaunietiškas galvas vežti į užsienį, kolaboruoti su jų jaunimo festivaliais ir panašiai. Tai turime visai nemažai, jau virš 10 partnerių, kaip tik kitą savaitę skrendu į Hanoverį ir tenai pasivaikščiosime po jų jaunimo erdvės ir žiūrėsime, ką galima padaryti. Kaip smagu. Aš nebejoju, kad tikrai vienas iš kertinių Kauno iššūkio ir kylančio Kauno, na ir visos kultūros sostinės tikslų buvo sulaikyti jaunimą Kaune arba kad jisai išvažiavęs studijuoti grįžtų į Kauną, visai kaip tu. Ar yra daugiau tokių pavyzdžių kaip tavo? Kylančio Kauno organizacijoje, visoje toje bendruomenėje, kuri per 8 metus, aš įsivaizduoju, čia jau šimtai žmonių turėtų būti. Taip. Ar jūs norite gyventi Kaune? Toks mano klausimas. Šiaip labai galvojau pirmam kurse, kad gal negrįšiu, gal Vilnius yra ta vieta, kur vis dėlto daugiau įvairesnės kultūros, bet kažkaip šiais metais labai daug draugų iš Vilniaus grįžo į Kauną ir pasirinko čia gyventi, o tie, kurie vis dar gyvena Vilniuje, atvyksta į Kauną savaitgaliais ir mes einame į įvairius renginius ir laukiu, kol ir jie sugrįžta. Tai manau, kad, kadangi dauguma mano draugų yra baigę Kauno iššūkio programą, tai tikrai tiesiog mes čia randame terpę kurti, daug pažįstame ir jaučiamės įgalinti. Tai dėl to manau, kad žymiai linksmiau gyventi yra tokiame mieste, kai daugiau žinai ir daugiau sukurti gali. Kaip manai, kada žmogus nustoja būti jaunu? Tada, kai pats nebesijaučia, kad yra jaunas ir pats save susendina, kaip mano tėvai mėgsta sakyti, kaip pelenai pradeda iš šiknos pačiam birėti. Tai iš tikrųjų jaunas žmogus gali būti ir iki pat mirties. Svarbiausia yra tas toks, kaip čia, mindsetas, mano nuomonė, būti, norėti pažinti ir nepamiršti to, linksmumo faktorius, kad ne viskas gyvenime yra rimta. Man atrodo, kad jaunimo idėja tą ir neša, kad išbandyti, pamatyti, patirti. Per visą tavo karjerą kultūroje ir Kauno iššūkyje kylančiame Kaune turbūt jau labai gerai išmanai miestą ir esi pamačius įvairiausius Kauno veidus. Taigi paskutinis klausimas yra, kur yra kultūra? Galvojau apie ir įvairias vietas ir panašiai, bet kažkaip priėjau prie išvados, kad, kaip ir sakiau, auginame galvas, kuriuose auga Kaunas. Tai kur yra kultūra, tai va čia. Ir svarbiausia, mano nuomonė, yra ta bendruomenė, kuri sudaro miestą. Tai jinai ir yra ta kultūra, kuri kuria jau visokius veiksmus, kur mes galime susitikti, ką paveikti ir ką sužinoti. Ačiū tau. Ačiū.